Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Amber Crypto video apžvalgą. Taigi šiandieną turime labai svarbų video, kadangi šnekėsime apie šį bullruną, kada jis tęsis, vyksta labai daug teigiamų naujienų, kurios tiesiog istoriškai paveikė kriptovaliutų rinką. Taigi kada bus tas bullrunas, kada bus tie visi kainų judėjimai, kurių visi laukia, visą tai šiame video. Jeigu patinka šie video, spausti like ir subscribe, kadangi kanale taip pat planuojame daryti ir daug edukacijos, daug naujienų apžvalgų, daug visokių strategijų, kurias sužinosite nemokamai ir taip toliau. Taigi dabar spausti like, subscribe ir važiuojam tiesiai į video. Taigi kas vyko ne per seniausiai prieš savaitę ar dvi? Mes buvome apačioje, mes buvome žemiau šio lygio. Ši panika atsirado dėl Mt. Gox ir Vokietijos pardavimų ir tiesiog labai daug fado, tiesiog žmonės bijojo ir tiek. Taigi šis dalykas jau praėjo ir kaina po truputį pradėjo atsistatinėti. Ir kas yra įdomu, kad tada įvyko pasikėsinimas nužudyti į Trumpą, taigi apie politiką dar apžvelgsime vėliau, bet kaip žinote buvo pasikėsinimas į Trumpo gyvybę ir kai Trumpas pasirodė, kad viskas jam yra gerai ir kad jis yra sveikas, kriptovaliutų rinka iš tikrųjų pašoko, neatsimenu dabar kiek procentų, bet pašoko ties šiuo įvykiu ir šis įvykis yra labai svarbus, kadangi jis yra labai stiprus pro kripto kandidatas. Turime pakilimą, turime šiokį tokį atsistatymą ir greičiausiai keliausim testuoti vėl šį lygį. Ar pralaušime šį lygį, sužinosite video gale, bent jau mano nuomonė, taigi dabar keliaujam į svarbias naujienas. Taigi kas vyksta Amerikos politikoje? Amerikos politika yra labai svarbi kriptovaliutų rinkai, kadangi nuo to priklauso realiai kainos ir visa kita. Realiai kriptovaliutos tiesiogiai priklausomos nuo Amerikos politikos, nuo Amerikos bankų ir taip toliau, kadangi ten vyksta visi reikalai pasaulio ir visi pinigai. Taigi kokios yra svarbios naujienos politikoje? Visi žinome, kad Trumpas yra labai pro kripto kandidatas, jis žada daug dalykų, kurios tiesiog kaina tiesiog iššoks į viršų, jeigu Trumpas įgyvendins visus tuos dalykus. Ir ką labai svarbu suprasti, kad jis jau išsirinko savo vice president ir vice president yra bitcoineris, yra senatorius J.D. Vance ir jis netgi pats turi bitcoinų, taigi nėra net tik taip, kad jis yra kažkoks verslininkas, kuris domis technologijom, jis pats yra bitcoineris, jis turi net nuo 100 iki 250 tūkstančių bitcoinų, kuriuos laikė per praeitą bullruną. Tai reiškia, jis ne tik apie tai išmano, jis ir pats buvo investuotojas, pats turbūt patyrė visus ciklus, visus profitus ir taip toliau. Taigi turbūt visi žinote, kas yra investuotojai, vis tiek domisi kriptovaliutų rinką ir ne tik domisi, bet tai ir labai gerai išmano. Taigi J.D. Vance tai tiesiog yra labai vėlgi teigiama naujiena, kadangi jeigu išrinks Trumpą, jo vice president taip pat bus bitcoineris, kas yra labai svarbu kriptovaliutų rinkoje ir tiesiog tai parodo, kad Trumpas nešneka tuščiai. Tai ką reiškia šios naujienos? Tai iš esmės, kad Trumpas nori turėti bitcoiną Amerikos strateginėme rezerve, kas yra tiesiog neįtikėtina. Tai yra labai didžiulis šuolis kriptovaliutų rinkoje, kadangi anksčiau niekas netikėjo bitcoinų ir kriptovaliutom, visi galvojo, kad tai skemas, o dabar žmonės, tai yra žmonės Amerikoje, politikoje nori padaryti tai Amerikos strateginių rezervų, kas būtų tiesiog labai logiškas žingsnis Amerikai ir labai naudingas žingsnis, kadangi bitcoinas tiek visada eis į viršų po truputį. Tai mano manimu labai logiškas žingsnis ir čia yra tik gandai, nėra patvirtinta informacija, bet jeigu šie gandai pasitvirtintų, patikėkit manim, kaina tikrai šaus į viršų, galbūt ne tiek, kad pralaužtų tą resistance lygį, bet tikrai pajudės į viršų ir tai yra dar vienos labai neįtikėtinos ir stiprios naujienos. Sekančios labai svarbios naujienos, tai yra Ethereum ETFs rytoj pradeda tradinti. Tai reiškia, Ethereum ETFs jau buvo patvirtintos, turbūt jeigu matėte mano kanalo praeitus video, tai Ethereum ETFs jau buvo patvirtinti prieš mėnesį, kad viskas ok, jie galės pradėti tradinti, bet praėjo laiko, kol visos institucijos susitarė su SEC dėl įkainių, pateikė visus popierius, dokumentus ir taip toliau, taigi tik šiandien yra oficialus ETFs paleidimas, kada jau įmonės žmonės galės pradėti pirkti. Tai vėlgi yra istorinis įvykis, lygiai taip pat kaip Bitcoino ETFs buvo istorinis įvykis, taip pat ir yra Ethereum ETFs istorinis įvykis, kadangi tai tiesiog
pritrauks labai daug naujų papildomų įplaukų, kurios bus labai naudingos mums, investuotojams, per šį bullruną ir per ateities bullrunus. Taigi vien tik šios naujienos yra tokios, kurios gali pastumti rinką į viršų. Daug kas masto, kad Ethereumas, visos įplaukos, kurios dabar ateis, nustums Ethereum į viršų ir tada Bitcoinas keliaus į viršų ir visi seks. Neaišku, ar tai yra tiesa. Aš manau vis tiek, kad pagrindinė hipotezė, kurią pasakysiu vėliau, yra nepasikeitus ir greičiausiai pralaušime lygį tik vėliau. Ir tada vėlgi pasižiūrėjus į ETFs, Bitcoino ETFs įplaukas, mes matome, kad per paskutinės 2 dienas, tai čia yra pirmadienis, čia buvo penktadienis, mes turėjome beveik 1 milijardą įplaukų, beveik 1 milijardą per 2 dienas. Per 2 dienas yra tiesiog didžiuliai pinigai ir pasižiūrėkite, kas buvo prieš tai, 50 milijonų, vėl 420 milijonų, 300 milijonų, 310 milijonų. Čia yra tiesiog žvėris, kuris yra nesustabdomas, kadangi tiesiog Amerikos investuotojai vis perka ir pirks Bitcoiną ir kuo kaina bus didesnė, tuo jie daugiau pirks ir tada kaina vėl didės ir jie vėl daugiau pirks ir taip toliau. Taigi šis įvykis buvo jau istorinis ir dabar matosi jo implikacijos. Bitcoino ETFs yra vienis sėkmingiausių ETFs paleidimų Amerikos istorijoje, taigi natūralu, kad tai labai teigiamai vėlgi paveikė kriptovaliutų rinką. Ir dabar turime Ethereum ETFs, kur kažkas gausis panašaus, aišku, įplaukos bus visai netokios didelis, prognozuojama apie 20% tiek, kiek yra čia, bet tai kaip Ethereumui, jis turi žemą market cap, tai yra labai daug. Ir paskutinės svarbiausios naujienos, tai yra kada visgi Fed pradės mažinti palūkanas, jau mažino Kinija, kas yra labai svarbu, ir Europos centrinis bankas, taigi didžiulis spaudimas ir šiaip iš ekonominės pusės mažinti palūkanas, taigi kol kas matome štai čia, kad pavyzdžiui šį mėnesį, Liepos mėnesį yra 97%, kad palūkanos liks nepakitusios, kas yra labai normalu ir visi to tikėjosi. Bet jeigu aš nueisiu į september, tai yra į rugsėjį, jau matome, kad pirmas patvirtinimas, tai yra rinka dabar įskaičiuoja 93%, kad palūkanos bus mažinamos. Ir palūkanų mažinimas bus tas dalykas, kuris tiesiog uždegs kriptovaliutų rinką. Dabar visa rinka yra kaip apipilta žibalu, pasižiūrėkite, kas vyksta, kiek visokių ETFs yra perkama ir taip toliau. Ir sentimentas labai teigiamas ir reikia tik to vieno uždegimo, kada kainos tiesiog šaus į viršų. Ir tas išdegimas bus labai susijęs su pirmu palūkanų mažinimu ir jau jis artėja. Ir jis artėja labai greitai ir 93%, kad jis įvyks rugsėjo mėnesį. Taigi grįžtant prie Bitcoino grafiko, koks yra mano spėjimas? Mano spėjimas, kad dabar vis dar vasara, kadangi nebus jokių palūkanų mažinimų, vasara vis tai yra žinomas toks periodas, kaip tiesiog nieko nevyksta. Tai aš manau, kad šią vasarą bus tas pats iki rugpjūčio, galbūt rugpjūtį jau pradėsime judėti link to lygio, galbūt jį šiek tiek pralaušime, gali tai būti, bet aš nemanau, kad mes, tarkime, pasieksim 80 000 bitkoiną iki rugpjūčio, tai tikrai iki galo irgi manau, ir rugsėjo mėnesį, kada prasidės palūkanų mažinimas, jeigu neprasidės, tada bus negerai rinkai, bet jeigu prasidės, tada manau, kad mes tikrai labai greitai pralaušime lygį ir tiesiog bus price discovery ir keliausime į viršų. Taigi mano hipotezė, kad vasara bus rami, mes dabar judėsime į viršų, į apačią, bet nelabai yra kam dar pastumti kainą, kad pralauštų šį lygį. Galbūt tai gali būti Ethereum ETFs, kas paskatins pralaužti šį lygį, bet aš abejoju. Aišku, gali visko būti, bet mes tikrai neturėsime, sakau, didžiulės kainos, tarkim 80 000 bitkoinų iki vasaros pabaigos, aš tikrai abejoju, bet tada rugsėjis, spalis, lapkritis bus tie mėnesiai, kur prasidės vėlgi tas bullrunas, kurio visi laukia. Taigi tikiuosi patiko šis video, spausti like, subscribe, daug tokių apžvalgų dar bus, kaip ir minėjau, pastoviai vyksta labai įdomių naujienų, kurias turite žinoti, jeigu investuojate, domitės, šnekėsime daug apie altcoinus, apie rinkas ir taip toliau, taigi ir susitiksime kitame epizode.